teoriškai paprastą užduotį – įmesti kamuolį į krepšį. Praktiškai tai padaryti nebus lengva, nes aišku, Lietuvos Rytas dabar padarys viską, kad kamuolys krepšyje neatsidurtų. Paskutinė lemiama ataka, norėjau sakyti, rungtynėse, ne, be abejo, kol kas tai yra šiame kėlinyje. Uiveris su Braudusu, labai aktyvi Lietuvos Ryto gynyba, meta ir pataiko. Rašonas Braudusas, tačiau Lietuvos Rytui dar lieka šansas. Paskutiniai atakai ir tuo šansu nepasinaudojama. Šiauliai šelsta. Šiauliai šelsta, štai taip, neįtikėtinai iškovota pergalė, priminsiu, 14 taškų skirtumų. Lietuvos Rytas pirmavo trečiajame kėlinyje, tačiau galutinis rezultatas yra 96-95 Šiaulių naudai. Deividas Uiveris šiandien surinko 19 taškų. Aikštės šeimininkams 14 pridėjo Darius Gvazdauskas po 13. Rašonas Braudusas, Marijo Delasas po 11, Edvinas Ruzgas ir Vytautas Šarakauskas. Martynas Gecevičius su 24 taškais šiandien, tačiau nei jo pastangų, nei 14 taškų pelniusio Milko Bielicos, nei 13 surinkusio Jono Valančiūno pastangų Lietuvos Rytui šiandien neužteko. Antrąjį pralaimėjimą LKL čempionate patiria Vilniaus Lietuvos Rytas. Lieka pasveikinti Šiaulius su įspūdinga, iš tikrųjų įspūdinga pergalė. Kągi, krepšinis buvo geras, krepšinis buvo puikus šiandien. Aš rungtynių komentatorius Nerijus Kęstinas su jumis atsisveikinu.